Labas. Labas. Sveiki visi, sveiki sugrįžę pas mus į gimnaziją. Mūsų paskutinė laida buvo kitoj studijoje, bet mes dabar vėl čia ir šiandieną svečiuose mes turime Dovilę. Labas, Dovilė. Labas, Ryti. Kaip tu jauties? Gerai, fainai, visai įdomu, laukiu, kas čia bus. Nu, pažiūrėsim. Tai pradžiui žiūrėk, pažaisime trumpą žaidimą, čia yra kortelių žaidimas ryšyje ir kviesiu tave ištraukti vieną kortelę, ten bus parašytas klausimas, tu gali man jį užduoti, aš ištrauksiu kortelę, užduosiu klausimą tau. Gerai? Okay. Tai pradedam nuo manęs, ne? Gerai. Ok, ką atsimeni linksmo iš mokyklos? Linksmo iš mokyklos. Turbūt linksmiausi mano prisiminimai iš mokyklos tai yra repeticijos. Nes labai daug laiko praleisdavom repetuodami po pamokų, praktiškai būdavo 5-6 repeticijos per savaitę, dienomis, o dar būdavo, kad vienu metu statai po kelis spektaklius, tai būna baigęs pamokos 2 valandas viena repeticija, 2 valandas kita repeticija ir dar kokį renginį ant viršaus dar kokią valandą. Ir taip kiekvieną dieną ir dar savaitgalį kartais. Patys geriausi prisiminimai. Tai aš pamokų praktiškai neatsimenu, nemeluosiu. Tai va. Dovilė, papasakok, dėl ko jauti gėdą. Gal būna jaučiu gėdą, jeigu kažkur koks nors mano ego pralenda. Tarkim, ten koks nors pasididžiavimas arba, nežinau, kažkoks nesusireikšminimas iš tikrųjų, bet gal koks nors, kai kažkurioje vietoje jaučiuosi, kad užgauna mano ego ir tada aš vietoj to, kad pabūčiau su savim, kažkaip išduodu tą. Tai man tada būna gėda. Aš mėgstu slėpti šitus dalykus. Dar būna man, beje, bet su šitą gėdą tai jau labai tvarkausi. Čia iš mokyklos yra atėjęs, kai aš mokiausi, gėda kažko nežinot. Ir čia labai sąmoningai daug metų su to dirbu, kad nieko čia nėra blogo, jeigu tu nežinai, jeigu tu kažko nematei, jeigu tu kažko nepažįsti, jeigu kažko negirdėsiesi. Nes tikrai ilgą laiką būdavo tas toks, tu žinai ten tą kažkokį, nežinau, filmą, tarkim, ir tu taip, o tu nevelnio nežinai. Tai čia mano grinai toks 10 metų projektas, jau už to labai tvarkausi, nes, tikrai, taigi nieko nėra tame blogo, bet buvom mes išmokyti, ar ne, nėra neteisingo. Tai aš tu negali klausti klausimą, nes gali būti durnas klausimas. Tai man šitas labai nepatinka mokyklose, kaip būdavo pas mus. Tai va. Ok. Prasimuša ego. Taip, Dovilė, tai sveika atvykus į mūsų podcastą gimnazijos, kuris vadinasi Iš arčiau, čia yra 27 gal laida, gal 28. Ir mes norime susipažinti su tavimi. Gerai. Pirmin, kiek laiko to jau pas mus gimnazijoje? Kiek tu laikai? Metai. Praktiškai lygiai metai, nes aš atėjau praeitų metų gal spalį pas mokytoją Sigitą, anglų kalbos mokytoją, ar ne, į pamokas kaip praktikantė ir nuo sausio, grinai nuo 2 semestro pradėjau dirbti mokytoją, tai man dabar sueina metai kaip aš čia. Sveikinimai. Ačiū. Gerai, Dovilė, gal gali save trumpai pristatyti, kas tu esi, ką veiki laisvalaikiu? Ok, tai aš esu Dovilė, aš esu aktorė, aš esu filologė, kažkaip galvojau apie tai, kad vis tik tai laikau save filologė, kad į tą visą ir laikau save, esu anglų kalbos mokytoja. Ką aš laisvalaikiu mėgstu daryti? Labai mėgstu žiūrėti filmus. Labai ypatingai dabar kažkaip jau kažkiek tų metų dabar, kad jau praktiškai kiekvieną savaitę bent jau koks 1-2 filmai būtinai ateina. Kažkas, ko aš esu gal nemačius, arba jeigu mačius, bet vis tiek kokiam kine. Tai labai tai tapo jau tokia rutina. Labai mėgstu leisti laiką su draugais, labai mėgstu gaminti. Daug iš tikrųjų labai visokių veiklų mėgstu muziką. Neužteks podcast'o laiko, kad išvardintume, ką aš mėgstu. Aš tikrai labai labai daug įvairių kažkokių veiklų mėgstu daryti. Mėgstu skaityti. Tai sustokim ties čia gal. Gerai, skaityti. O minėjai, kad mėgsta labai daug žiūrėti filmų. Taip. Koks yra pats geriausias Dovilės filmas? O Jėzus, sudėtingiausias yra klausimas. Aš kai žiūriu, pavyzdžiui,
kai garsenybės į Letterboxd atsakinėja klausimus, ten reikia jų tas 4 išsirinkti, ar ne? Ir aš galvoju, o Dieve, jeigu manęs kas nors paklausima, būtų tragedija. Tai aš, neturiu tokio mano, kad kažkoks labai yra etapais, dabar aš labai mėgstu žiūrėti filmografijom, ta prasme, kūrėjų, režisierių tiesiog, o tai praeiti jų visą retrospektyvą. Tai šiuo metu užbaiginėjom su draugais Linčą ir užbaiginėjom Džarmušą. Tai man aišku, gal toksai tiesiog šedevras, tai Mulholland Drive būtų Linčo, bet šiaip labai labai myliu, praeitais metais kino pavasarį rodė, buvo prancūzų filmas Café de Fleur, tai man labai labai, turbūt irgi įeina į tą kažkokį tais, nežinau, skaičių. Šitas būtų labai filmas, tik mokiniams rodžiau filmą Fargo, manau irgi toks, šiaip daug ir asmeninių sąsajų turintis man filmas, bet šiaip puikus filmas. Tai dabar kiek čia 3 pavardinau, man labai labai patinka prancūzų dar vienas filmas 99 frankai. Labai toks necenzūrinis filmas, bet labai 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 geras. Tai yra ne vienas tų filmų, bet gerai, man atrodo 4 ir išvardinau, ne? Jau 4. Jau galėčiau jam pasakyti, jo. Labai gerai. Taip, tai aš turiu keletą tokių klausimų tau pasiruošęs ir turbūt visiems labai įdomus, toks žinai, irgi. O kaip dabar nutiko, kad Dovilė pasirinko vaidybos kelią? Aha. Kaip viskas prasidėjo, gal gali papasakoti? Tai iš tikrųjų aš nuo 1 klasės jau buvau scenai, bet aš buvau pop muzikos scenai. Tai dainavau ir ten dalyvaudavau visokiose laumės juostose, ten popkopečios, buvo tokia pop grupė, kurioje aš dalyvavau. Ir žodžiu, ir baigėsi, aš baigiau pradinę ir tada išėjau į vidurinę mokyklą ir ateinu ir ta pop grupė ir yra nuo 1 iki 4 klasės, aš tokia toliau noriu tęsti muziką, ateinu pas mokytoją ir sako, paklausot, mes ten į chorą mokyklos, aš bandžiau patekti ir aš padainavau ir jis sako, aš labai tikiuosi, kad aš klystu, bet aš kažką ne to girdžiu, tu nueik pas gydytoją. Ir aš nueinu pas gydytoją ir man gydytojas sako, balso stygų mazgeliai, negalit dainuot, negalit kalbėt garsiai, tažnai kalbėt galit, bet geriau nei ten nedeklamuot, neintonuot, žodžiu, nerėkt, nemuzikuot, nes geriau ir muzikos labai daug neklausyti, nes vis tiek stygos vibruoja, žodžiu, viskas, taip, out, muzika iš gyvenimo. Tai jo, buvo toks nemenkas šokas, buvo sunkus labai etapas, bet man tada kažkas, aš vaidindavau, mane vis kažkaip įmesdavo, kadangi mano balsas visą laiką labai toks žemas ir keistas buvo, aš tokia buvau smulki mergaitė, visą laiką jis buvo labai toksai, aš atsimenu net mano mama kažkada man čia papasakojo, mes labai juokėmės, mano mamos kolegė kažkada sako, tokia miela mergaitė, bet toks negražus balsas. Čia kitas yra momentas, kaip galim, kaip apie mažą vaiką pakalbėti, aš kai girdžiu įrašuose, jis labai toksai čaižus, tai aš visą laiką vaidindavau varnas, lapės visokias ir tokie būdavo humoristiniai tie vaidmenys. Ir paskui ir raganos visokios, žodžiu, niekada ten princesių nevaidindavau, gal labai norėjau. Ir man kažkas sakė, tai tu eik į dramos būrelį, ten sako, nereikia žodžių. Ar ne, etiudai be žodžių. Ir aš nežinau kodėl, bet man pradžioj, kai aš mokiaus, man buvo, aš noriu dainuoti, ką čia ta drama. Ir žodžiu, kadangi nebuvo pasirinkimo, kažkaip ta scena traukė ir pramoginius dar buvau lankius irgi, žodžiu, tokia kažkaip, man patiko tas scenos gyvenimas, tos repeticijos, kaip tu sakai, aš irgi savo mokyklą atsimenu iš repeticijų. Tai, ir ką, ir tiesiog nuėjau tenais, pradėjau vaidinti be žodžių, man ten labai patiko ir taip staiga perėjo iš tos muzikos į teatrą, o paskui kažkaip jau kai man atsigavo tas balsas ir jau galėjom viską daryti, tai tada kažkaip pagalvojau, kad blemba, šiaip tai teatras, ta prasme, jisai viską talpina, tu ten ir šoki, ir dainuoji, ir vaidini, kad čia gal toks best of both worlds, kaip Hannah Montana sakydavo, ne? Tai tiesiog, taip, ir tada jau 8 klasėje žinojau viskas, kad aš jau į aktorinę. Jau 8? Aš tėvam pasakiau, nes ten buvo, atsimenu, mane pasikvietė mokyklai
į vaidinimą, ten su 12-okais reikėjo. Aš buvau 8-okai ir visi kiti 12-okai. Tai man ten buvo, va ten tai mano tas vaikiškas ego buvo toks. Wow, čia aš tokia superstar, bet man tai patiko, nes kadangi vyresni, tai jie ten repetuodavo iki 10-11 ir mane tėvai atvažiuodavo pasiimdavo ir man tas vakarinis, tiesiog tas gyvenimas tuo teatru ir kažkokiu tai bendru tikslu ir visi tokie labai užsidegę ir daro ir jie dar vyresni, tai jie ir su mašinam ir mes ten važiuojame, parduotuvės ten pirkti, ten tų dekoracijų, visko ir man kažkaip tas, tai aš tiesiog atėjau kažkada tėvam ir sakau, stosiu į aktorinį. Ir aš ko tai nepamirštate į tėvų reakcijos, nes tėvai taip, jie taip pat susižiūrėjo, taip nusišypsojo man ir taip sako, labai faina, labai gerai, bet tu dar neskubėk čia taip užsibrėžti, dar yra to laiko, dar tau nereikia jau spręsti, 8 klasiai. Bet jau kai 10 klasė atėjo, jau visiems buvo aišku. Tai toks tas kelias. Wow. Taip anksti atrodo prasidėjęs ir labai smagu, kad jau 8 klasė, jau Dovilė. Į aktorinę, pirmyn. Jo, tai aš su kuo aš nelabai relateinu, su tuo, kad mokiniai, kai nežino savo kelio. Bet aš turėjau ir savo aplinkoje, ta prasme, mano draugės irgi mėtėsi, man buvo, kai tu tą aistrą pajauti, tai labai tau aišku, tai man buvo labai aišku, kad aš ten eisiu. Ok. O palauk, jeigu pradėjai taip anksti vaidinti, iki dabar turbūt sukūrėjai, jau tikrai ne 10, kaip sakant, vaidmenų ir ne 5, tikrai jų buvo daug. O koks buvo pats sunkiausias vaidmuo, kurį tau teko suvaidinti? Pats sudėtingiausias, sunkiausias, nežinau, gal iš tos kūrybinio proceso, gal tiesiog pats personažas labai sunkus. Man tokie keli į galvą ateina, tai dėl skirtingų priežasčių. Tai vienas buvo... antrame kurse Akadėje mes turėjom Šekspyro pusmetį ir aš vaidinau Lady Anną Richardam III. Ir ta Lady Anna ten toks labai įdomus fenomenas yra, nes ten iš esmės jinai Richardam III gal pasirodo 2 kartus. Jeigu aš neklystu, man atrodo, kad yra tik tai 2 scenos, bet viena tokia yra, tiesiog pilnos amplitudės, labai gerai iš pedagoginės pusės, ta prasme, mokytis, vaidinti, nes labai aiškus yra pasikeitimas scenose, tai tas pasikeitimas yra, jinai gedi savo vyro scenos pradžioje ir ten prakeikinėja savo vyro žudiką, o tada į tą sceną ateina tas jos vyro žudikas ir gale scenos jinai sutinka už jo tekėti. Ir paskui mes jau matom tik tai gale piesi, kad jinai jau jo žmona. Ir šitas virsmas, ten visa, jinai ilga ta scena ir ten, aš atsimenu, mes dar, mano dėstytojas Ainis Storpirštis buvom, aš atsimenu, mes taip ilgai mes galvojom, kaip tą motivaciją suras, kaip tą sceną, kaip ją suinterpretuot, kad tai būtų logiška. Tiesiog, kaip gali žmogus taip nekęsti, tažme, ir gedėti, praktiškai ten, man atrodo, mes gal ir darėm kapinėse, kad jinai guli, o gal tenais ir net pačia piesė yra, kad jinai kapinėse prie vyro kapo, ar ten tiesiog prie jo palaikų ir tada ateina, kad prie pat čia ateina jos vyro žudikas ir jinai paskui išeina su jo kaip mylimoji. Tai šitas buvo labai labai sunkus momentas. O kitas buvo tai, kai rinkausi scenos kalbai monologą Dostojevskio brolių Karamazovų personažo Grūšenkos. Tai čia toks, visos merginos akademijos laikais nori suvaidinti kažką tą femme fatale moterį. Ir ten tai buvo sunku nesuprasti ją, ten buvo sunku tą spalvų gausą. Tu turi vieną monologą ir ta Grūšenka, jinai to ir yra ypatinga, kad jinai negali būti vienplaniška ir jinai negali būti vien tik tai arogantiška, jinai ten per tą milžinišką monologą labai ir atsiskleidžia ir ten labai daug jautrių jos to momentų išlenda. Ir ten tiek yra begalės tų spalvų ir jas visas sudėt, kad jinai neatrodytų kažkokia, kad jos čia būtų gaila. Dažnai jos kaip ir gali būti gaila, bet tu negali kažkokios vargšytės vaidinti, tu negali per daug nueiti aroganciją. Ten buvo, atsimenu, labai irgi ilgai dirbom, kad tą monologą padaryti. Tai čia tik kažkaip labiausiai gal man yra įstrigę.
Teatre. Teatre. O kine? Kine, jo, gal kažkaip, dabar galvoju, gal kine man patys personažai gal nebuvo, nu gerai, nors per arti, pavyzdžiui, personažas Austėjos Urbaitės filmo, tai man buvo sunku dėl to, kad man buvo 26, kai aš filmavausi, 20 buvo metai, o kai kastingavausi, aš buvau 3 kurse, tai ten buvo 2016 metai, nu žodžiu, tai man buvo ten 22 ir ten yra tas tokia, tas mano personažas, Gabrielės personažas, jinai yra tokia labai, dar labai vaikiška ir tokia labai nekalta ir turi to tokio tyrumo, o mes Austėja juokavom, kad aš jau tokia, jau po tos akadės, tokios tamsos prisisėmus, tokia nearogantiška, bet tokia biški nihilistė, biški tokia cinikė ir vat grąžinti save į tą tokią šviesą, o kine tai dar labai sudėtinga, nes nu ten kiekvienas milimetras labai tas melo matosi. Teatre tu į tokią formą turi įeiti, o vat kine tai tu va čia viskas. Tai jeigu tu čia biški nuduodi į šoną, tai taip ir tada nieko gero ir nesigauna. Tas buvo sunku, ten buvo iššūkis irgi. O sakyk, tiek laiko išbandėjai vaidybą, ne? Kaip galvoji, kaip Dovilė galvoja, ar verta kiekvienam žmogui pabandyti vaidybą? Nu, nebūtinai, sakykime, žinai, eiti į teatrą, bet pavyzdžiui, jo, aš suprantu. Mokykloje taip. Ar verta kiekvienam išbandyti? Aha, tai jeigu mokykloje, tai čia apie mokinius, tai čia toks truputį, man čia toks dvilypumas įsijungia su šitu klausimu, nes kai aš mokyklai mokiausi, tai tikrai ypatingai, kai tu esi vaikas, kai tu esi paauglys, testuoti savo ribas ir galbūt eiti to outside of the box yra gerai. Manau, kad tai yra labai naudinga. Manau, kad teatras paauglystėje, vaikystėje, apskritai, manau, kad tai yra labai labai graži priemonė atrasti tai, kas tau patinka, nes tu čia gali būti koks tik nori be ribų, ar ne, gali save įmesti labai įvairias skirtingas aplinkybės, tai manau labai naudinga tikrai pabandyti būtų. Suaugusiems, jeigu jaučia tą aistrą, ar vat kažką, manau, kad tikrai gali duoti daug naudos. Aš tik tai, dėl ko man įsijungia tas dvilypumas, nes aš jau dabar turiu tą filosofiją, kad jau ne visada gyvenime reikia ten pastoviai save iš tos komforto zonos išsimetinėti. Ir čia ypatingai mes gal ir su kursokais irgi kalbam, kad po tos akademijos mes ten pastoviai, mes tos 4 metus pastoviai mums buvo aiškinama, kaip mes turim išeiti iš komforto zonos, visą laiką kažkokių naujovių ieškoti, visą laiką, kad būtų nepatogu, nes tas nepatogumas tave priveda prie kažkokios tai aukštesnės kūrybos. Ir mes iš tikrųjų tai bloga jau nuo to kažkurio momentu pasidaro, nes tiesiog, kartais tiesiog ypatingai kuo toliau tu jau esi atradęs save, tu viską, tu tiesiog nori kažkokį tais savo plotmeito nepastoviai save į kažkokias tai situacijas, kur tau nepatogu metinė. Tai va dėl to, jeigu labai jau ten yra nepatogu ir diskomfortas ir, pavyzdžiui, yra paniška viešoje kalbėjimo baimė ir tau gyvenime visiškai to nereikia, aš skaičiau, tai kam tau save kankinti. Jeigu tu jauti tą baimę ir jauti kažkokį tai gal nepilnavertiškumą, ar ne, kad tarkim tau, reikia, nežinau, kad ir darbe, ar ne, pristatyti kažkokį savo projektą, o žiauriai bijai. Tai tada sakyčiau, kad gal reikia tada eiti ir bandyti. Tai va. Jūs taip visi dabar, ne, tai populiaru, visi sako, išeik iš savo komforto zonas, išbandyk viską. Taip. Bet tiesiog nusileiskime ant žemės, ne, kartais yra nepatogių situacijų ir kurių mums nereikia. Būtent, jo. Iš tiesų turiu tokį vieną, žinai, irgi visada galvoju, yra tas spaudimas toks, reikia uždirbti daug pinigų, ne, paimą užsiregistruoju programavimo kursus, dabar viskas programuosiu. Tarsime, man yra toks diskomfortas sėdėti prie kompiuterio nuo 8 iki 5, sakykim. Paprogramavau aš 3-4 mėnesius, man išeina viskas, aš negaliu, man reikia eiti bendrauti, man reikia eiti kažką daryti. Negaliu. Tai viskas. Nereikia. Nereikia, viskas. Šiaip aš iš tų kursų, ir ką. Pabandžiau, žinau, aišku. Taip, labai štai. Tai aš bandžiau taip, žinai, savo kelią kažkur pažiūrėti, gal šiek tiek pakreipti, bet pas tavai irgi įvyko toks pokytis gyvenime, ne? Buvo aktorystė, pedagogija jau metus laiko. Ja. Kodėl?
Tai man gal reikia tokio balanso. Ir va dabartinėme etape, kur aš esu, kad kai yra šitos dvi profesijos, tokia atsirado labai didelė ramybė gyvenime. Tai aš iš tikrųjų mokykloje metus, bet aš jau korepetitorė dar prieš tai kokius gal 5 esu dirbus, tai jau biškai daugiau tos pedagogikos. Dabar jau taip looking back, taip kaip žiūri, tai aš atsimenu, aš net kai pradinėse klasėse buvau, aš kaimynėm atsimenu, aiškindavau, pasimdavau popieriaus lapą ir su magnetukais prisiklijuodavau prie šaldytuvo, imituodavom lentą ir aš jiems aiškindavau namų darbus, ko jos nesuprasdavo, nes jis jaunesnės buvo už mane. Nes mano tėtis šiaip pedagogas. Tai va, aš atsimenu labai tą momentą, kad kai man būdavo, aš kažko nesuprantu mokykloje, mane paaiškina mokytojai, aš grįžtu namo ir va, kai tėtis turi laiko, tai va, jisai kai man paaiškina, man taip viskas aišku pasidaro. Ir man atsimenu tas fenomenas, kad ir tada aš esu lankius ir korepetitorius, ir lygiai taip pat, tu nueini pas korepetitorių ir tau paaiškina, tai aš vis tik tai galiu supras, man tik tai reikėjo, kad man biškai padėtų. Tai man va šitas jisai kunkuliavo viduj, aš gal to taip stipriai nejaučiau. Ir tiesiog po aktorinio aš kažkaip supratau, kad noriu turėti tą prabangą rinktis projektus ir nenoriu visur vaidinti ir būtinai ten etate būti ir viską, ir tada supratau, kad tik antros profesijos. Nu ir va, ir taip kažkaip labai, labai taip natūraliai taip ir gavosi, kad aš nuėjau. Nu iš tikrųjų ten dar buvo visas momentas, nes vienas dėstytojas man mes turėjome individualią paskaitą ir jisai kažkaip mes su juo užsikalbėjom 4 kurse, man tada tokios buvo dilemos. Ir atsimenu, mes su juo kalbėjom ir man taip nuskrenda mintis ir man toks tiesiog taip randam visiškai iš niekur pačekink Vilniaus universiteto anglų kalbos kažkokias tai studijas. Ir tada aš taip po kažkiek laiko taip, grįžtu iš savo minčių ir sako, ką čia dabar mąstei? Ir ta aš jam papasakosiu, sako, mes tam nuėjome į hipnozės būseną. Ir sako, va tai, kas tau dabar atėjo, sako, tu nepaleis šitą. Tai tiesą pasakęs, iš tikrųjų po to seanso man buvo toks. Ir da aš pačekinau tas studijas, man jos labai įdomios pasirodė ir viskas. Tai va taip. Wow. Į hipnozę atvedė tą. Taip, šiaip taip. Matyti, ištraukė iš to, kas tikrai buvo. Nes aš atsimenu, tarp kitko, kai aš stojau į aktorinę, aš galvojau, jeigu aš neįstojau, aš buvau prisirašius labai daug kalbų. Prancūzų, ispanų, ten rusų, filologijos, kad, neįstojot, pastudijuoju metus kalbą ir tada vėl važiuojam. Vėl stoju iš naujo, bet įstojau iš pirmą, tai taip. Nu jo, bet metai mokyklai, o ne? O mums irgi reikia, žinai, tai biškai įdomu, ne? Timtelt biškai ir paklausti, o tai su kokiais iššūkiais susiduria, kas yra sunkiausia, būnant mokytoju? Man gal sunkiausia yra nemotyvacija mokinių. Man, pavyzdžiui, nėra sudėtinga, jeigu jie neturi pradmenų. Tai reikalauja tam tikrų kitų, yra tam tikrų iššūkių, ar ne, tarkim, suderinti. Ypatingai, dar kartais būna sudėtinga, jeigu yra labai skirtingi lygiai klasėje. Čia jau kalbant grinai, konkrečiai jau apie pedagogiką, didaktinį tokį. Bet sunkiausia yra, su kuo susiduriu ir tikrai kartais jaučiu, kad taip reikia pakvepuoti, kai tiesiog yra nuleidę rankas ir tiesiog, net nebandau aš suprasti. Tai va šitas man sunku. Toks neskanus lieka, toks iš karto, toks, Būna, man taip, aš kartais žiūriu, galvoju, tau tiek mažai metų, tai jau pasiduodi. Negalima, tai. Yeah. Nesažininga, iš tiesų nesažininga ir prieš save, ir prieš visą pasaulį, ir prieš tą tokį, žinai, prieš gyvenimą visą, kad, tu tokiam amžiui gali sau leist pasakyti, ne. Pasiduodu. Dar ne. O kokie gražūs dalykai? Ta prasme, koks, pavyzdžiui, nutikimas mokykloje per paskutinius šiuos metus tavo buvo toks, kur, ačiū, kad aš čia esu. Daug iš tikrųjų tų momentų man labai yra gražu matyti, kaip auga mokiniai. Gražu, jau kai kuriuos jau turiu, praktiškai gaunasi jau 2 metai, tai tą jų vystymąsi, viską tą matyti, tai labai apdovanoja. tą progresą jų matyti. Kiekvieno, kad ir minimalų tokį, tai labai labai apdovanoja, tikrai. Tai man šitie momentai labai labai gražus būna. Iš tiesų gražus. Gerai, ir
Aš turiu tau paskutinius 2 klausimus, kuriuos mes užduodame visiems mūsų dalyviams. Tai pirmas klausimas būtų, Dovilė, kas yra tavo autoritetas? Aš tiesą pasakius, sakyčiau, kad gal nebeturiu autoritetų. Jau kažkaip atsisakiau šito žodžio ir dabar daugiau koncentruojuosi į tiesiog yra žmonės, kurie mane įkvepia. Tai tikrai kažkaip jaučiuosi labai apdovanota, kad mane supa labai daug žmonių, kurie mane įkvepia. Tai mane įkvepia ir kolegos, tikrai yra čia kolegų mokykloje, kurie mane įkvepia. Mano tėvai mane labai įkvepia, abudu skirtingose vietose, bet tikrai įsemiuosi iš jų dalykų. Ir draugai mano irgi lygiai taip pat kažkaip, kai pagalvoju, tai man labai gera būna, mes susėdam prie stalo, tarkim, vakarieniai kokiai, labai daug turiu iš skirtingų profesijų, kadangi pati esu tokia, ir ten, tai turiu ir draugės, viena draugė psichiatrė, kita psichoterapeutė, kita vadybininkė, tada turiu draugus menininkus, muzikantus, dabar turiu ir mokytojus, ir toksai, visi tokie tarsi iš skirtingų pusių ir su jais labai yra įdomu kalbėtis, ir visi tokie užsidegę tai, kuom daro, arba tiesiog, tai tas mane įkvepia. O jeigu iš kūrėjų, tai pastaruoju metu kažkaip labai daug semiuosi tokio kūrybinės energijos ir šiaip tikrai to elementaraus įkvėpimo tai iš Davido Lyncho. Tarp kitko yra lygiai metai, kaip jisai yra palikęs mus. Pernai tai įvyko ir aš esu palyginus, sakyčiau, gal neseniai jį atradusi, tai man tas jo išėjimas tai labai buvo toks, man tikrai buvo per greitai, nes aš taip laukius, jisai jau kūrė naują serialą su Netflix'u, ten vystė idėją ir tiesiog tie gaisrai ir viskas ir toks, bet matyt taip turėjo būti. Tai man jisai iš tikrųjų gal yra iš kūrėjų gal turbūt aukščiausiai vietoj, tokia kaip kelrodė žvaigždė, nes labai parodė dar jo ta mirtis, bet šiaip jis yra tas žmogus, kuris virš 40 metų medituoja. Ir jis, pavyzdžiui, būdavo filmuoja, tada pertrauka, jis nueina pamedituoja, grįžta. Ir taip kaip apie jį atsiliepia visi kūrėjai, nes visi kolegos, ta prasme, buvo dar graudžiau turbūt skaityti jų tas visas arba klausyti, kaip jie kalba apie jį, negu tas pats faktas, nes supratai, kad jis iš tikrųjų, jis kažką tiesiog stebuklingo kūrė. Ir man jo tas pasakymas, kad you don't need suffering to create art, tai yra labai retas šiaip dalykas, nes mes tikrai turim labai daug genijų, įspūdingų žmonių, kurie labai daug ką padarė, bet jų gyvenimai tai tragiški. Ir, pavyzdžiui, kiek daug žmonių aplink juos kentėjo. Ir aš visada keldavau tą klausimą, ar tikrai taip turi būti, kad sukurtum kažką genialaus. Ir tada yra ponas Lynchas, kuris sukūrė Mulholland Drive, kuris turi Twin Peaksą, kuris turi ten, dažnai beglės ėjo viską prieš bangas, bet visi apie jį gerai atsiliepia. Jo ten buvusios žmonos, jis ten turi žmonų turės ir vaikų turi, niekas apie jį blogai neatsiliepia. Tai buvo beproto, tiesiog sąmoningas ir turbūt aukščiau už mus visus žmogus, kuris kūrė genialų meną. Tai man jis yra labai didelis įkvėpimas. Labai gera girdėti, ne? Tiek daug gražių dalykų apie žmogų. Ir toks, kur įdomiausia yra tai, kad niekas nieko blogo nesako. Wow. Ir paskutinis mano klausimas būtų, Dovilė, kokia didžiausia tavo svajonė? Aš šiaip daug tų svajonių turiu. Ir stengiuosi jos sakyti tikslais, mano tikslai. Bet tokia viena, tai aš kažkaip dar nesugalvoju kaip, bet aš kažkaip noriu dar daugiau grąžinti muzikos į savo gyvenimą. Aš dabar mokausi pianinu groti, einu į dainavimo pamokas, bet aš kažkaip norėčiau susijęti tą muziką su savo profesija. Tai čia gal čia būtų mano svajonė, kažkaip tą muziką pritraukti savo kūrybinį gyvenimą, kūrybinę į karjerą. O taip. Labai graži svajonė, linkiu, kad išsipildytų. Ačiū, labai norėčiau. Žiūrėsim. Step by step.
Ačiū tau labai, Dovilė, už pokalbį. Ačiū, kad skyrė mums savo laiko. Ačiū, kad pakvietėt. Ačiū, kad klausai, kad uždavai klausimus. Labai buvo įdomu paklausyti, labai daug įdomių dalykų sužinojau. Tai va, ačiū Jums, žiūrovai, kurie išbuvote su mumis iki pat galo ir susitiksime kitą savaitę. Iki, Dovilė. Visa.